brother, I'm peeking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Two meanings, yeah, I'm drop top scheming. In my own lane, so I'm leading. If you follow him, then I'll chief him. Son him like he came from my semen. Demean him, I'll be making it. Sveiki, mes esame Ultimate Gym'e ir šiandien darysim kojų treniruotę aš, Aidas ir Evelina. Kadangi sportas turi prasidėti nuo apšilimo, tai pirmiausia yra tas, kad mes šiandien darysime kojas, tai aš darysiu stepelį, o Aidas darys dviratį. Pirmiausia, reikėtų pradėti pritūpimus daryti su laisva štanga, vien tik tam, kad nesusitraumuoti, kad apšiltų tikrai normaliai kojas. Darome pritūpimus su didesniu svoriu, visuomet reikia nepamiršti diržo, nes kitaip galite susitraumuoti. Iš tikrųjų tikrai patariu, iš patirties sakau, kad jis tikrai praverčia. Ypač jeigu dar su mažu svoriu, tai gal ir nebūtina, bet jeigu su didesniu, tikrai pravers jums diržas. Kojas padarėm pritūpimus, bazinį pratimą, tai dabar darysim kojų tiesimus, biškį izoliuosim keturgalvį, konkrečiai jau keturgalvį. Ir galiu iš tikrųjų padrasinti merginas, kad nebijotų daryti šio pratimo, nes daugiau merginų bijo, kad jiems užaugs raumuo, būtent keturgalvis. Tai iš tikrųjų tai labai sunkus darbas, nebijokit, tikrai labai greit neužaugs niekas. Paprasčiausiai jūsų kojos bus tvirtos, kietos, stangrios, to, ko jūs norite.
kojų tęsimus, dropsetinant, tai mažinant svorį, tam, kad pajaus maksimaliai keturgalvį, ypač mėgstu tai daryti prieš varžybas, kada reikia nusisausinti. Šiandien darėm keturgalvį, tai vat būtent tokioj pozicijai, kaip jinai dabar kojas padėjo, dirbo daugiau keturgalvio priekinis ir šoninis raumuo. Taip, darant kojas plačiai ir pėdas pasukam į išorę, stipriai pasukam į išorę, įspaudžiam iš platformą, kad žmonės matytų kaip daryti, ir leidžiat kojas plačiai, kelią eina į šonus, į šalis ir spaudžiam. Dirba daugiau vidinės šlaunų dalis. Taigi, dar kitas principas yra, galite daryti konkrečiai, kad dirbi daugiau šita dalis. Tai dvigalvis, tai kojas aukštai ir siaurai. Kitas principas yra, tarkim, pakėlus kojas pirštus ant kulnų. Tai va, vėlgi įspausk. Ir gaunasi spaudimas iš kulnų. Tai labiau apsikrauna kojai dvigalviai raumenys. Kitas dalykas dar kojų, tas neties kojų pilnai. Kodėl mes netiesim tam, kad palaikyti raumenį pastoviai įtampoj ir kad kuo mažiau apkraut kelio sąnarius, nes vėlgi kojas pilnai ištiesiant raumuo atsipalaiduoja ir apkraunamas daugiau kelio raiščiai, sąnariai. Sekantį pratimą darysim kojų lenkimus gulint ant pilvų. Tai vėlgi perėsim dabar prie dvigalvio. Ir kitas dalykas, dar mėgstu kojas daryti visada keturgalvį ir dvigalvį kartu. Nes man kojų treniruotė tai yra keturgalvis ir dvigalvis jau konkrečiai. Aš tada pilnai pavargstu ir pilnai jaučiu kojas. Vėlgi darant šitą pratimą, stenkitės sėdmenis ir nugarą laikyti vienoje pozicijoje, tam, kad apsikrautų tik tai dvigalvį raumenys ir kuo mažiau, kad būtų apkrauta nugara. Nes jeigu jau sėdmenis keliasi, vadinasi mažinti svorį. Reikia išdėsti būtent, kad gautųsi tiesiai štai tokia linija. Nes kitu atveju tiesiog apkraunami yra sąnariai ir raiščiai. Taigi dabar darysim dvigalvį įtupstus. Aš jas mėgstu daryti su įtvirtinta štanga. Užsidedam, žinoma, pirmiausia taip. Nusiimame. Pasidedam vieną koją čia. Nepasidedam per toli ar nepasidedam per arti, nes tada nesigaus taisyklingas įtupstas. Aš dedu ją daugmaž taip. Ir tuomet dedu koją vieną čia.
Yra du skirtingi būdai, kaip aš būtent darau ir man tai tikrai veiksmingai ir padeda. Tai vienas dalykas, kai tiesiog leidi iki čia ir keli. Aišku, kelias turi neišeiti į priekį. Tai taip viskas atrodo. Arba aš darau dar iš tikrųjų, kad jau užsipompuotų iki galo, tai darau būtent taip. Ir kojas šiek tiek pakeliu. Vėlgi, darant įtupstus priklauso, žinoma, nuo jūsų pajėgumų. Aš pirmiausia darau be svorio, o po to šiek tiek užsidedu daugiau, kad jaučiu, kai jau matau, kad viskas nebegaliu, nuimu svorį ir vėl pabaigiu su tuščia štanga. Kągi, aš dabar darysiu įtupsus lygiai taip pat, bet visai kitokį būdą, su hanteliais, bet darysiu pakaitomis. Kiekvieną koją iš karto ir dar parodysiu būdą, kaip galima daryti žygiuojant per salę. Statom koją į priekį, tūpiame žemyn, stojame, koją atgal. Tūpiame koją į priekį, tūpiame žemyn, koją taip. Vėlgi svarbu krūtinį išlaikyti aukštai, kad nesikutuotų. Tūpėmės. Vėlgi, kitas dalykas, kelias neturi išeiti į priekį. Jeigu atsitiktų taip, kad nėra žmonių, tarkim, salėje, nėra trenerių, kurių galimėtų paklausti, tai labai geras būdas yra atsistoti šonu į veidrodį, kad stebėti ir matyti savo koją. Nes mes iš viršaus nematom, kiek išlendas kelias sąnarys į priekį. Tai vėlgi, tūpėmės, mes biškį pasukam galvą ir matom, kad kelias sąnarys neišlystų į priekį. Tai vėlgi, savęs stebėjimui. Taigi šiandien paskutinis mūsų dvigalvio pratimas bus tai hantelių trauka, pasilenkus. Reikia akcentuoti tai, kad mes stumsim sėdmenis atgal, lenksimės žemyn, tačiau kojos bus šiek tiek prilenktos ir atsikelti reikia būtinai ne iš nugaros, tačiau keltis, stengtis iš būtent dvigalvio. Taigi mūsų treniruotė jau yra kojų baigta, manau, ji buvo jums vis tiek naudinga, tiek pradedantiesiems, tiek gal jau ir nelabai. Sekite Via Hero, gal tuomet nufilmuota bus ir daugiau vaizdelių su kitomis treniruotėmis. Tai sekite mūsų Facebook'e, sekite Instagram'e, taipogi nepamirškite Ultimate Gym puslapio ir Via Hero.